Sveiki, šiandieną norėčiau paskaityti jums vieną tokį parašymą, kurį parašė net nežinau koks žmogus, bet žinau, kad tik tais adventistas ir iš Repšio, taip sakant, kompanijos pilietis. Bet parašymas tikrai vertas dėmesio. Dar, visokio mačiau, sakysim, briedo adventistinio, bet čia dar didesnis tas briedas yra, tai ilgai nelaukdamas aš tiesiog ir paskaitau jį. Pažvelkime į šį teiginį. Įstatymas turi priverstinę prigimtį ir jis taikomas neklusniesiems. Išties, apaštalas Paulius laiškuose, pavyzdžiui, Romiečiams 6:14, Galatams 2:16 pabrėžiama, kad tikintieji yra išgelbėti ne per įstatymo darbų vykdymą, bet per tikėjimą į Jėzų Kristų. Tai reiškia, kad įstatymo laikymasis nėra išgelbėjimo sąlyga. Jie pripažįsta, kad nėra išgelbėjimo sąlyga. Žiūrėkit vienoje vietoje. Toliau skaitom toliau. Taip Kristaus atėjimas atnešė naują sandorą, kuri užbaigė apeiginius ir civilinius Senojo testamento Izraelio tautos įstatymus. Hebrajams 8:13, Kolosiečiams 2:14-17. Net neskaitau aš tų, kas šiandien yra parašyta, tikrai aš nesuprantu, kaip jie ten tuos apeiginius civilinius, iš kurie tai ištraukė, bet kosmosas šiandien. Tačiau nors apeiginiai ir civiliniai įstatymai nebegalioja, moraliniai Dievo įsakymai, tai įsakymai ar įstatymai, taip ir nelabai suprantu. Čia parašyta įsakymai, pavyzdžiui, 10 Dievo įsakymų lieka privalomi ir krikščionims. Jėzus ir Paulius patvirtino jų svarbą. Mato 5:17-19 ir Hebrajams 8:10. Taigi Jėzus nepanaikino įstatymą, bet jį įvykdė ir pakvietė savo sekėjus gyventi pagal Dievo valią iš meilės, o ne iš baimės, taip kad įstatymo reikalavimai tikinčio žmogaus daugiau nebesmerktų. Jono 14:15, Romiečiams 13:8-10. Kaip vis laik iš konteksto yra daug kas išimta, aš galbūt pasiskaitysiu toliau, bet aš tik tokias pagrindinės frazės bandau parodyti jums. Paulius aiškiai skyrė įstatymą, Paulius aiškiai skyrė įstatymą nuo malonės, bet mokė, kad tikintysis turi gyventi teisiai. Tai yra taip, kaip to reikalauja įstatymas, vadovaudamasis šventąja dvasia. Galatam 5:22-23, Romiečiams 8:4. Žinokit, aš niekaip. Skaitėm, niekaip negalim suprasti, žinokit. Tai yra taip, kaip galima parašyti įstatymas, vadovaudamasis šventąja dvasia. Iš kur jie tai ištraukė, aš bandžiau žiūrėti Galatam 22-23, Romiečiam 8, bet Romiečiam 8 negalima išimti iš konteksto, reikia imti visą kontekstą. Ir aš nesuprantu, iš kur jie tai traukia, kaip suprasti tą reikalauja įstatymas, kaip to reikalauja įstatymas, vadovaudamas iš šventąją dvasia. Įstatymas reikalauja žinokit, niekaip negaliu suprasti, ką jie turi omeny. Žinokit, kažkas yra baisaus. Taigi teiginys, kad įstatymas turi priverstinę prigimtį ir jis taikomas neklusniesiems, būtų klaidingas. Jei jis reikštų, kad tikintieji gali visiškai nepaisyti Dievo įstatymų. Tačiau jis gali būti teisingas, jei omenyje turime, kad tikintieji nėra išgelbėjami įstatymo darbais, o gyvena pagal Kristaus malonę. Paimkime pavyzdį aiškumui. Sakykime, žmogus žudė ir Dievo įstatymas jam nurodė, kad jis daro nuodėmę. Romiečiams 3:20, Romiečiams 7:7. Jeigu žmogus dabar nustos žudyti, ar jis bus už tai, ką padarė, vis dar kaltas? Taip, nes nusikaltimai jau padaryti. Dėl šios priežasties jis negali įstatymo tolesnių vykdymų tapti teisus. Įstatymas jį pasmerkė ir įstatymas reikalauja bausmės. Tam, kad jis būtų išteisintas, jam reikalingas atpirkėjas už jo nusikaltimus, kuris vietoj jo prisimtų bausmę už jo padarytus nusikaltimus. Taigi įstatymas
dabar tampa vedliu, kuris veda nuodėmininką pas atpirkėją Kristų. Vau! Įsivaizduokit, kaip gudriai viskas suvartyta. Ir paskutinis sakinys, taigi įstatymas dabar tampa vedliu. Nors mes aiškiai, pavyzdžiui, matom, kad tai yra visiška nesąmonė. Ir tai mes matome tiesiog iš Biblijos. Vat, parašyta, įstatymas tampa vedliu. Netampa, o buvo, neiškreipkit. Laiškas Galatams 3:24. Todėl įstatymas buvo mūsų auklėtojas. Buvo, o netampa, vedęs pas Kristų, kad būtų tikėjimu išteisinti. Įsivaizduojate, pakeitė vieną žodelį, laiką pakeitė, tiesiog praeitį pakeitė dabartim. Ir viskas. Ir dabar jau jie pritempia, kad įstatymas yra čia kaip ir reikalingas. Kada žmogus priima Kristų, jis išpažįsta nusikaltimą, kad nužudė, vogė, paleistuvavo, nešventė sabatos ir net gailauja dėl tokio savo elgesio. Kaip matot, visa tai, sakysim, yra suvedama į vieną vietą. Tai yra nešventė sabatos, tai yra, čia turima omeny būtent sabatos dienos. Tai prie žmogžudžių, prie vagių, paleistuvautojų, vienu žodžiu čionais ir taip toliau. Pririšti. Išpažinti ir atgailauti reiškia gėdytis to netinkamo elgesio, norėti to daugiau nekartoti, tame nebegyventi. Taigi, dėka Jėzaus atpirkimo jam atleidžiama nuo šios akimirkos imamas laikyti teisiu. Tai yra tokiu, kuris yra be kaltės, tokiu, kokio įstatymas daugiau nebesmerkia, nes už jo nusikaltimus jau yra sumokėta. Klausimas. Jei už žmogaus nusikaltimus buvo sumokėta brangiu Kristaus krauju, ar dabar jis gali vėl toliau gyventi darydamas tuos pačius nusikaltimus? Laiške Romiečiams 6, dabar jis gali vėl toliau gyventi darydamas, laiške Romiečiams 6 į tai aiškiai atsakoma, kad malonė mums duota ne tam, kad mes vėl gyventume nuodėmėse, bet kad atiduotume nuo šios savo valia pasirinkimus, čia nuo šiol savo valia pasirinkimus ir norus ne savo kūniškiems norams, bet Kristui, kuris gyvena be nuodėmės. Vadinasi, po to, kai žmogus gavo nuteisinimą, ne įstatymo darbais, bet dėka Kristaus malonės, jis toliau ir privalo gyventi šioje malonėje, sekant Kristaus gyvenimo pavyzdžiu. Tai yra nežudant, nevagiant, nepaleistuvaujant ir švenčiant sabatą. Negyventi sabatę, o būtent švenčiant sabatą. Tai yra taip, kad įstatymas daugiau tokio tikinčio žmogaus nebegalėtų pasmerkti uždaromus nusikaltimus. Įstatymas dar turi ir pasmerkti gali. Jis jau nebegalioja, bet pasirodo, jis dar gali pasmerkti. Ne Kristų, sakysim, tu išduosi, bet dar vis įstatymą. Tai kaip ir negalioja, bet tai vis dėlto galioja, tai nesuprasi. Ir toks tikinčiojo gyvenimas yra ne tam, kad jis gautų nuteisinimą įstatymo darbų vykdymu, nes jis jau nuteisintas, bet kad tuo išreikštų savo pasitikėjimą arba tikėjimą Kristaus vedimu. Nes aiškiai pasakyta, kad kas Kristuje, tas nebevergauja nuodėmei, kurią ir smerkia įstatymas. Žinokit, aš patyliu, žinokit, kaip jie čia išvartė. Kažkas baisaus. Dar toliau skaitau. Tad sabatos laikytis tam, kad gautum nuteisinimą, išties nereikia, nes nuteisinimas duodamas tik dėka tikėjimo. Bingo atrodytų, ne? Viskas, tai ten kaip ir reikia laikytis, čia kaip ir nereikia laikytis sabatos, bet tikėjimas be darbų, tai velniškas tikėjimas. Na, aišku, iš kuris čia ištraukė, yra visai netai pasakyta, sako Jokūbas, jis tuščias, nes nėra išreiškiamas tikėjimo darbais, kurie turi pasireikšti šventų dievotų gyvenimu. Tai reiškia,
kad būtum išteisintas sabatos, kaip ir laikytis ir nereikia, bet vis dėlto tikėjimo darbais turi būti kaip ir paremtas, o tikėjimo darbai tai yra laikytis sabatos. Ar taip yra? Paskaitom toliau. Tad tas tikintysis, kuris ir toliau gyvena nuodėmės vergovėje, tai gyvena po įstatymo prakeikimo. Ir kasgi ta nuodėmės vergovė, skaitom žinai toliau, nes vagia, žudo, paleistuvauja, nešvenčia sabatos. Tai kaip ir nereikia laikytis sabatos, o švęsti čia reikia. Tai čia švęsti ir laikytis tai yra čia kažkaip skirtingai, tai reiškia laikytis nereikia, bet švęsti reikia, nes jeigu nešvęsi, jeigu nesilaikysi, bet švęsi, tai viskas tvarkoja, tu nebūsi prie žmogžudžių ir vagių, bet ir paleistuvautojų, tada viskas tvarkoja, tu viskas gerai. O jeigu ne, tai vienu žodžiu patys supraskit kaip norit. Oi, dar kartą skaitom. Tad tas tikintysis, kuris toliau gyvena nuodėmės vergovėje, tai gyvena po įstatymo pasmerkimu, nes vagia, žudo, paleistuvauja, nešvenčia sabatos ir taip toliau. Tas teigdamas, kad jis gyvena laisvėje ar sabatos ramybėje Kristuje, išvis gyvena saviapgaulėje. Tai vat, mylieji, jeigu jūs nešvenčiat sabatos, jūs saviapgaulėje pasirodo, bet laikyti sabatos nereikia. Bet jūs saviapgaulėje už tai, kad nešvenčiat. Nes jo realybė liudija, kad jis gyvena neramybėje, o yra pavergtas nuodėmės, už kurią jį ir smerkia įstatymas. Tai vat, jeigu jūs nesilaikot sabatos, tai yra, viskas, kaip ir nereikia laikytis. Bet jeigu nešvenčia, tai tada, sabatas jūs smerkia, tai yra įstatymas smerkia, aš jau visai susimaišiau. Ir gyvenat saviapgaulėje. Jūs, o toliau dar įdomiau. Ir toks žmogus, kaip rašo Paulius laiške Hebrajams, niekina Kristaus kraują, nevertina jo aukos, už kurią buvo nuo savo nuodėmių apvalytas. Nes jis gavęs malonę toliau gyvena po pasmerkimu. Čia man buvo šokas dar didesnis. Tai reiškia, jeigu jūs nešvenčiat sabato, tai ką visą tai reiškia? Tai reiškia, kad šitą Paulius čia būtent rašo, niekina Kristaus kraują, nevertina jo aukos. Jeigu tu nešventi sabatos, tu niekini Kristaus kraują ir nevertini jo aukos. Viskas pastatyta ant vienos dienos. Tai kas jiem yra Dievas? Jiem Dievas yra tiesa ar šabo diena? Manau, man klausimų daugiau net nekyla, kas jiem vienu žodžiu yra. Ir tada po pasmerkimu, tai reiškia išgelbėjimo neturėsi, nors kaip jie rašo tenais viršų, žinai, čionais, kaip ir tad sabatos laikytis kaip ir nereikia, kad gautum nuteisinimą, bet tu gyveni po pasmerkimu, jeigu tu nešventi sabato, tai supras kaip nori. Čionais vėl, jie pačioj pradžioj atsiminkim, kaip jie rašė, žinai, Pauliaus laiškuose pabrėžime, kad tikintieji yra išgelbėti ne įstatymų darbų vykdymą, ne per įstatymų darbų vykdymą, bet per tikėjimą Jėzų Kristų. Tai reiškia, kad įstatymo laikymas nėra išgelbėjimo sąlyga. Tai jeigu tai nėra išgelbėjimo sąlyga, tai kaip jisai su pasmerkimu, su Kristaus aukos nevertinimu, Kristaus kraujo nevertinimą, įeis į dangaus karalystę, jis neįeis į dangaus. Tai palauk, tai kaip čia dabar išeina? Tai reikia laikytis ar nereikia laikytis? Vienur reikia laikytis, kitur nereikia laikytis. Vienu žodžiu, tokia košelena, kad, aš atsiprašau, net dzūkiškai pasakiau, košelena. Geras toksai žodis, vienu žodžiu, tai vat. Skaitom toliau, čia jau nedaug liko. Kai tuo tarpu tas tikintysis, kuris išpažino savo nuodėmes ir tikėjimu priėmė Kristaus malonę ir gyvena toje malonėje taip, kad Dievo įstatymas jo nebesmerkia. Tai reiškia, jeigu tu laikaisi sabato, šabo dienos, tai yra būtent dienos, tai tada Kristaus malonė. O jeigu šabo nesilaikai, tai tu ne Kristaus malonė. Nes gyvendamas Kristuje, jis savo sąnarius atiduoda teisumui.
Kristaus valiai, nes jis gyvena nebežudydamas, nevogdamas, nepaleisdavaudamas ir švęsdamas šabo dieną. Būtent toks tikintysis ir gyvena laisvėje nuo nuodėmės Kristuje ir randasi šabo ramybėje, nuo vergystės savo kūniškumui. Pabaiga. Tai vat, jeigu švenčiat šabą, jūs esate vienu žodžiu šabo ramybėje. Jeigu nešvenčiat šabo, jūs Kristaus kraujo nevertinat ir jo aukos. Reiškia viskas. Bet šabo laikytis nereikia. Nežinau, man trūksta žodžių nuo jų visų šitų nesąmonių. Kiek galima? Nejaugi sunku paskaityti romiečiams laišką visą kontekstą, galatams, žydams, kurie tiesiog triuškina adventistus, vienu žodžiu. Triuškina visą tą sabatą, visus tuos lašinius ir taip toliau. Kiek galima? Pažadas buvo duotas Abraomui ir jo palikuonims. Duotas pažadas, kad paveldės pasaulį, bet tikėjimo teisumu. Jei paveldėtojai būtų tie, kurie remiasi įstatymu, tai tikėjimas būtų tuščias, o pažadas netektų vertės. Juk įstatymas sužadina rūstybę, o kur nėra įstatymo, ten nėra ir nusižengimų. Taigi paveldima tikėjimu, kad būtų iš malonės ir pažadas būtų tikras visiems palikuonis. Ne tik tiems, kurie remiasi įstatymu, bet ir tiems, kurie turi tikėjimą. Abraomo, kuris yra mūsų visų tėvas. Kaip parašyta, aš padariau tave daugelio tautų tėvų. Tėvas prieš Dievą, kurį jis tikėjo, kuris atgaivina mirusius ir tai, ko nėra. Vadina taip, lyg būtų. Viskas. Aiškiau negali būti, ką pasakė Paulius. Viskas. Taškas. Kolosiečiams 2:15, 16, 17. Jis nuginklavo kunigaikštystės bei valdžias ir viešai jas pažemino, triumfuodamas prieš jas ant kryžiaus. Taigi niekas ten nesmerkė jūsų dėl valgio ar gėrimo, dėl švenčių, jauno mėnulio ar šabo dienų. Visa tai yra būsimųjų dalykų šešėlis, o kūnas yra Kristus. O jie smerkia tuos, kurie, sakysim, nešvenčia šabo. Nes jie nepriklauso Kristaus kūnui, realiai. Tai yra, aš nežinau, kiek galima, sakysim, kartoti ir vis tiek ne. Jie vis tiek išvarto, bet sakau, labiausiai tai mane pritrenkė kurios niekaip negaliu suprasti, kaip tai galima įsivaizduoti. Tai yra, atsiprašom, tuoj surasim. Tuoj. Va. Tai yra, Paulius aiškiai skyrė įstatymą nuo malonės, bet mokė, kad tikintysis turėtų gyventi teisiai. Tai yra taip, kaip to reikalauja įstatymas, vadovaudamasis šventąja dvasia. Žinokit, kas nori, man paaiškinkit, kaip visą tai suprasti. Kaip įstatymas reikalauja vadovaudamasis šventąja dvasia. Žinokit, ir Galatams 5:22-23, romiečiams 8:4, bet šiandien romiečiams 8:4 dar galima būtų pasakyti, bet tai, kada skaitai kontekstą nuo pat pradžios, tai niekaip to negalima pasakyti. O prie ko Galatam 5:22-23 patys paskaitykit, niekaip nesuprasit. Ką jie supranta, aš nieko nesuprantu. Vienu žodžiu, kosmonautai didžiuliai. Tai kad mėly adventistai, realiai man jūsų gaila. Bet kaip jūs man atsibodot, jūs net neįsivaizduojat.
Šiuo atrodo jau viskas, jau viskas pasakyta, jau viskas, išsakyta, jau parodyta. Ne, jūs vis tiek išvartot ir kaip jūs norit. Tai laikus pakeičia, tai iš konteksto išimat. Tai prikuriat kažko, tai laikytis sabato negalima, bet švęsti sabatą reikia. Jūs patys suprantat, ką jūs pasakėte. Manau, šitą frazę aš ir pabaigsiu.